Labą dieną, kaip jūs gyvenate? Rodos, aš jau eteryje, kaip visada, tikiuosi, jūs mane girdit ir matote gerai. Pasitikrinu ir pasidalinu transliaciją keliose grupėse. Ir pradėsiu šiandien jums pasakoti apie vieną smagų gražų butą, apžiūrėsime. Tuo vieną minutę. Kaip jūs gyvenat? Pasidalinkit. Aš jau vis girdžiu iš daugiau žmonių, žinot, kad vasara jau baigėsi, kur jinai pradingo. Nežinau, aš sakau, dar palaukit, dar visas mėnuo, nekalbėkim, dar pasidžiaukime vasarą. Mes dar tik pradėsim atostogas artimiausiu metu su šeima savo trumputės. Taip, man atrodo, bus gana. Tai sveiki, kas prisijungė, sveiki, kas prisijungsite vėliau. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kas paspausite man like ar širdelę, ar pasidalinsite šitą transliaciją. O šiandien aš pradedu ją. Tiesa, prisistatysiu. Jeigu dar visgi kažkas manęs nepažįstat, mano vardas Vaida, dirbu nekilnojamo turto agentūroje Ačiū NT ir mūsų agentūros tikslas yra greičiau, sklandžiau ir kiek įmanoma pelningiau jums parduoti jūsų nekilnojamą turtą. Tai kam yra reikalinga pagalba? Galit kreiptis, kas galbūt buksuojat, kas nežinot nuo ko pradėti, kas turit agentą, bet galbūt nepavyksta suras bendros kalbos arba toks vaizdas, kad niekas nevyksta, taip pat galite pasiskambinti, pasikalbėsim, kaip mes matom, ar ne, gal iš kito kampo pažiūrėsim, per kur galima išjudėti iš šito taško. Mano telefonas nurodytas yra aprašyme, sveiki Linai, labai malonu, kad prisijungėt ir žiūrit. Parašykite, ar gerai mane girdite. Ačiū. Tai va. Tai tiek trumpai apie mus ir dirbame tiesa mes komandoje, pasiskirstę darbus. Tai tas mums atneša būtent gerus rezultatus. Galit pasianalizuoti, pasižiūrėti mūsų internetinėme puslapyje ačiūnt.lt, taip pat Facebooko profilyje, kurį taip pat pridėjau aprašyme, kur dalinamės, kaip mums sekasi, kaip mes darbuojamės ir kaip mes džiaugiamės, kaip pavyksta pasiekti jūsų tikslus ir pateisinti jūsų lūkesčius. O dabar mažiau kalbų, daugiau darbų. Vis tiek, aišku, kalbėsiu, bet eikime prie reikalų. Tai aš esu šiandien Prienuose, esu dabar balkonėlyje ir kalbėsime apie 2 kambarių butą. Jau vakar buvau užsiminusi, kad pradėsime reklamuoti, kad toks butas tuoj atsiras rinkoje, tai kas ieškote, duokite signalą. Šiandien, manau, galbūt vakare, arba galbūt naktį, ar galbūt rytoj atsiras išsamus skelbimas, bet šiandien jūs turit galimybę pirmieji tiesiogiai arba įrašo pagalba pasižiūrėti, kasgi tai per butas. Ir galbūt man net nereikės to skelbimo ir kelti. Ar ne? Tai aš esu šiuo metu, kaip čia pavadinti, stadiono mikrorajone Prienuose, ar ne, visiškai netoli Beržyno parko, kurį jau tikriausiai žinot, apie kurį ne kartą esu kalbėjusi, kur mėgstam ir mes lankyti su šeima, kur galite ir pailsėti, ir papramogauti, dabar ir išsimaudyti, pasideginti, pasportuoti, nueiti skanaus gėrimo į kavinę atsigerti. Žodžiu, visas paslaugų spektras, ar ne, malonumų. Tai jisai yra visai šalia ir esam viename iš renovuotų, kaip matote, daugiabučių. Ir kalbėsime apie butą, kuris yra 4 aukšte. Ir noriu šiek tiek pirmą parodyti, bendras balkonėlis yra toksai, kuris priklauso kiekvienam aukštui. Tai noriu šiek tiek pasidalinti, galima skalbinukus įsidžiaustyti, kažkas ir įsidžiovė, ar ne, pasėdėti galima. Ką mes čia turim? Pasinaudoti ir skalbinių segtukais, žodžiu, pasibūti, pasibendrauti
su kaimynais netgi turite va tokią gražią erdvę, ar ne? Ir labai smagu yra tai, kad kiek apsiklausinėjau, apsišniukštinėjau apie kaimynus ir kokie žmonės čia gyvena, niekas čia nerūko. Taip pat čia už tai sėkmingai džiūsta skalbiniai, sėkmingai visi būnasi, smagiai, kaip sakyti, leidžia laiką ir nėra tos problemėlės. Tai per visą aukštą įsivaizduojat ir tai yra labai smagu. Ir dar kas yra smagu, kalbant apie aplinką, kad didžioji dauguma čia gyvena, kiek minėjau, laiptinėje vyresnio amžiaus žmonių, yra keletas jaunų šeimų ir su vaikučiais mačiau yra. Ir visi labai bendruomeniški, bendraujantys, bet ta prasme neįkyriai, gerbentys ir kitų privatumą, tačiau kas jau yra labai retai sutinkama, ypatingai daugiabučiuose, kad kaimynai kaimynus pažįsta, žino, kas gyvena ar ne, bendrauja ir taip toliau. Tai kas pasilgote to ryšio, tai yra galimybė ir neapsigyventi čia, nes čia tokie žmonės kol kas gyvena, visi labai tokie vieningi. Aišku, jeigu nenorit, nieks nelįsiu į akį. Tai va, dabar dar pasidalinu, kas čia matosi, ar ne, pro balkonėlį. Tai va, čia matosi kiemelis, kiti daugiabučiai. Ir svarbu tai, kad namas, kaip jau sakiau, yra renovuotas. Renovacija nėra išmokėta iki galo, bet yra nedidelis likutis, kam bus aktualu, tai pasikalbėsim detaliau. Labai tvarkinga tikrai, kai laiptinė. Nežinau, kiek jums čia matysis ar ne, bet tikrai tvarkinga ir tikrai man tenka pereiti per daug daugiabučių, matyti įvairiausių laiptinių, uosti įvairiausių kvapų. Tai čia galiu pasakyti, čia kvepia netgi laiptinėje. Tai yra labai didelis privalumas. Nusiimu savo akinius, nes čia jau saulės kaip ir nėra. Tai kągi, keliaujame į butą. Dabar tada butas, matot, labai graži rankena, gal išsaugosite. Tai kaip išmatot iš durų, butas nebus visiškai jau kapitaliai remontuotas, va dar vienos durys. Jam bus reikalingas toks kosmetinis remontas, bet iš bėdos čia tikrai realiai šiai dienai galima gyventi, net nuomoti pavyzdžiui, ar ne? Tai va, ką mes turim? Turim prieškambarį, ar ne? Erdvų. Ir čia gal taip uždarysiu duris. Ir ką mes turime toliau? Išdėstymas toks. Čia mes turime tualeto kambarį, vonę, sandėliuką. Labai didelis privalumas, ar ne? Bet juos gal aplankysim vėliau. Einam į vieną iš pagrindinių erdvių. Tai virtuvė. Matot, čia jau reikėtų galbūt ir atsinaujinti, atsišviežinti, bet pakankamai erdvi. Viso butas yra 49 kvadratų. Gražus vaizdas pro langą. Čia yra toks labai gražus, ką žinote, tarp stadiono ir Statybininkų gatvės einantis takas pėsčiųjų. Gėlynas gražusis matosi. Tai tikrai smagu, kad, kaip sakyt, vaizdai pro langą gražus. Tai čia jūsų virtuvė, va dar iš kito kampo prieškambaris. Šiaip grindys yra keistos. Tada svetainė, ar ne, pagrindinis kambarys, čia va durys yra pakeistos, naujos. Didelis, erdvus. Parduodamas čia realiai yra su praktiškai visais baldais ir buitinė technika. Gal šis beitas bus pasimta, tai jau čia bus aptarta su rimtais pirkėjais. Tikrai, šitas kambarys tikrai toks didelis, erdvus, šviesus. Kas dar yra svarbu paminėti, pusė čia yra vakarinė. Tai vadinasi, kad butas nėra, kaip sakyti, labai karštas vasaros laikotarpį, nes jums tiesiogiai nešvies saulė ir jums tikrai neprikaitins pačio buto. Kitas momentas, tačiau jis nėra, kaip sakyti, tamsus, tikrai matot jaukus, pakankamai šviesus butelis. O kalbant apie miegamąjį, kurį mes tuoj pat nukeliausim, jis yra šiaurinėje pusėje. Ir kas yra gerai, ten yra labai smagu ir vėsu miegoti. Keliauja. Va, čia miegamasis. Ne, gal čia jau galbūt reikėtų ir daugiau remonto. Atsiprašau. Tai irgi pakankamai erdvus, didelė lova, tikrai
telpa ir spintos. Ir ką čia dar turim? Čia mes turime jau nuosavą balkoną. Einam pasidairyti. Va. Irgi pakankamai nemažas, galite ir pasisėdėti. Ir, nežinau, va ir šaldiklis buvo pastatytas rasta vieta, ar ne? Va, galim pasidairyti pro langus. Čia jau vaizdas yra į kiemo pusę, tikrai yra daug vietos automobiliam pasistatyti ir matot, visa aplinka yra graži, kas Prienų nepažįstat, visi namai yra renovuoti. Va čia galim pamojuoti, mano šeimyna manęs laukia, laksto mes visur komandiškai kartu dažniausiai, ypatingai šio vasaros laikotarpį. Va. Na va, tai toks butelis. Šiaip man patinka asmeniškai jo išdėstymas ir man patinka jo, kaip sakyti, lokacija, kurioj pusėje yra, ar ne, kad tai yra vakarinė pusė, svetainė, virtuvė vakarų pusėje ir būtent miegamas, kurį tu gali prisitaikyti tikrai tokiam kokybiškam miegui, kur tau neplieks saulė, tau niekad neprišils ir taip toliau. Kalbant apie šilumą žiemos laikotarpiu, butas yra labai šiltas, mokesčiai nėra dideli, plus jūs galite reguliuotis šildymą. Yra reguliavimas, ar ne, tai prisisukti, jeigu jums per karšta, ar norit mažiau mokėti, ar ne, ir taip toliau. O šiaip jau paskutinius metus žiemos laikotarpiu už šildymą ir karštą vandenį, aišku, čia žiūrint pagal tai, kiek jūs sunaudojat, bet buvo mokama apie 40 viso labo eurų, tai manau tikrai nėra kosmosas ir nėra daug, ar ne? Ko dar jums neparodžiau? Neparodžiau jums dar sandėliuko, ar ne? Tai, grįžtame, ar ne? Sandėliukas prie virtuvės, tai labai patogu. Ar maisto kažkokius produktus pasisandėliuoti, ar dar kažką. Tai dabar čia dar yra daiktų, ar ne? Bet jis tvarkingas, erdvus, čia per daug neanalizuojam. Vonios kambarys, atskiros erdvės yra, ar ne? Tualetas, vonios kambarys. Na, čia irgi reikėtų pasiremontuoti, yra vonia. Gal norėsi dušą pasidaryti čia pagal savo poreikius. Bet šiaip visai patogu, iš tiesų atskiros erdvės, kai yra ir tualetas. Ne, nes ypatingai, kai daugiau žmonių gyvena bute ir yra vienas tualetas, tai geriau, kad jis būtų atskirai nuo dušo ar nuo vonios, nes kai kažkas prausis, kitas gali ir nebeiškentėti. Čia kas turi mažų vaikų, aktualiau gal. Tai va, tai toks butas. Kviečiu registruotis tuos, kas norėsit apžiūrėti. Bus galimybė tą padaryti rytoj, o paskui jau, ko gero, tik tai po savaitgalio gerokai. Tai kas pirmesnis, tas gudresnis. Mano kontaktą jūs turit, aš dar pasižiūriu, ar neturit man klausimų. Jo, lygtais ne. Jeigu turėsit, galit palikti, net ir žiūrėdami iš tiesų įrašą, galite tikrai palikti ir komentaruose, ar parašyti per žinutės, arba paskambinti nurodytų telefonu. Tai va, kas dar? Šiaip butas apie pačią vietą kalbant, ar ne? Prieniečiai, aišku, žinot, ar ne, kurie pažįstate šitą miestą, kur aš čia esu ir kokia čia yra fantastinė vieta. Tie, kurie nelabai žinote, ar ne, ir galbūt ieškote savo buto nedideliai šeimai, galbūt vyresnio amžiaus žmonėm netgi, ar ne, čia tikrai daug draugų turėtų, galbūt nuomai ieškote, ar ne, varianto, tai tikrai yra geras, tinkamas variantas. Vieta yra labai patogi visiems iš tiesų. Jeigu jūs esate šeima, netoli visiškai arti yra net ne vienas, 2 darželiai, mokykla ne per toliausiai, meno mokykla labai arti, sporto visas centras su baseinais, spa ir sporto užsiėmimais vaikams. Tai viskas yra labai labai pasiekiama ir netgi, kaip sakau, pati asmeniškai šiuo metu ne per toliausiai gyvenu ir mes tikrai labai džiaugiamės, kad vaikas netgi nuo 1 klasių yra pakankamai savarankiškas, gali gebėti pats eiti, pareiti ar ne į mokyklą. Čia, kaip sakyti, gebėti vaikai, jie geba, bet tėvai gali pakankamai ramiai jaustis.
nes pakankamai tikrai nuotoliai nėra dideli ir aplinka yra saugi. Tai čia yra nedidelio miestelio privalumai. Tada taip pat, aišku, parduotuvės visiškai šalia. Kas dar? Vaistinės. Yra netoliese šeimos klinika, odontologijos ar ne klinika. Taip pat, na, kaip jau minėjau, parkas didžiulis, gražus. Galėsiu įkelti jums galbūt, kas nežinote, šiek tiek irgi nuotraukų, daugiau praeisime dabar su šeimyna pro tenai. Tai, kaip sakyti, labai toks ir vieta pakankamai rami, nėra kažkokio labai didelio judesio, viskas sutvarkyta. Man asmeniškai apskritai, kas patinka mažesniuose miesteliuose, lyginant, tarkim, ar ne, nes aš ilgą laiką Kaune dabar gyvenau ir šiuo metu turiu labai tokį aišku palyginimą per savo pačios patirtis ir per aplinkos patirtis, nes daug žmonių šiuo metu kažkaip gręžiasi į mažesnius miestelius, netgi kaimus. Bet lyginant, tarkim, Kaunas, Prienai, labai Prienus priskirčiau prie tokių tvarkingų miestelių, ar ne? Nes čia praktiškai nebeliko nerenovuotų namų. Aplinka sutvarkyta, gražūs takeliai, viskas tiesiog tu mėgaujies, nes ta aplinka įkvepia, nėra tokių kažkokių užkoburių labai tokių, kur dar Kaune tikrai galime, pavyzdžiui, daug atrasti, ar ne, ir tų namų ne visai tvarkingų, ir aplinka tokia šiaip savo, o čia gražus takeliai, gėlynai, ar ne, visa kita. Ir žmonės iš tiesų yra tokie, atrodo, jie ne šiek tiek lėtesnį gyvenimo tempą gyvena, šiek tiek labiau atsipalaidavę, čia šiek tiek ramiau. Tai vad, kas ieškote ramybės, mažesnio tempo, gražios aplinkos, tai tikrai galite atvykti pasižiūrėti. Plus, kaina tikrai yra pakankamai patraukli šiai dienai, tai tikrai geras variantas. Ypatingai, kas norit pasitvarkyti, įsirengti pagal save ir turėti tokį gražų, jaukų butuką gražiame mieste. Šalia, kitas momentas, kurie ieškotės Birštone būsto. Ir kartais, aišku, Birštone kainos dar didesnės ir kartais jos kandžiojasi ar ne, galbūt nepavyksta susirasti tai, ką jūs norėtumėt, bet jūs norėtumėte ten gyventi ir turėti savo kaip antrą būstą, ar ne, nes galbūt dažnai atvykstate į Birštoną pasibūti. Tai irgi galimas variantas turėti tokį būstą Prienuose, nes nuotolis yra labai minimalus, o susisiekimas yra fantastinis visais įmanomais būdais. Automobiliu čia 5 minutės gal nuvažiuoti, ar ne, būtų iki Birštono, nes tai viso labo apie 8 kilometrai. Jeigu nuo šitos vietos žiūrint kažkur, tai autobusai važiuoja kas pusvalandis į Birštoną, tiek į Kauną, tiek į Birštoną. Jeigu norit autobusų, stotelė yra netoliese, sustojimas irgi yra labai netoli nuo šitos vietos. Jeigu norit dviračiais, yra dviračių takai. Jeigu norit pėsčiomis, yra fantastinis pėsčiųjų takas per mišką. Tai yra, mes labai mėgstam ten su šeima nukeliauti, ten ir pastovyklaut galima, o ir šiaip tai yra tiesiog geras takas, kur galite ir dviračiu arba tiesiog pėsčiomis nukeliauti mišku. Ten gaunasi nuo pradžios apie 5 kilometrų atstumas ir jūs Birštone. Tai tai nežinau, aš kol kas nežinau geresnės vietos gyventi kaip Prienai. Pati džiaugiuosi juos atradus ir visiems labai rekomenduoju. Tai išsiplėčiau šiek tiek. Sveiki, Giedrė, smagu, kad prisijungėt. Pasidalinkit transliaciją, kad išgirstų žmonės, tie, kurie turi išgirsti apie šitą butą. O šiandien, ko gero, jau baigsiu, nes tikrai išsiplėčiau ir daug pakalbėjau, kas norite realiai atvykti, apsižiūrėti šitą butą, įsivertinti vietą, pasimatuoti, kaip sakyti, pajausti širdimi, jums tinka, patinka, gal turėsite dar kažkokių tai klausimų apie detalės. Tai susisiekime, sutarsim laiką ir susitiksime čia. O aš dabar jau sakau visiems nuostabios dienos, pasidžiaukite dar vasarą, saulėtų gražių orų ir atostogomis, kas atostogaujat. Iki, mielieji.